Sustok, atidaryk. Okay, danke. Štai mes atvykom pagaliau į Custom Bike Show 2025 parodą. I'm at a rare tip. Tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running, top gunning competition. They know who the man here. I can never fail, I can never fall. Counted up without a cashier. And last year was real 25. I'm a fast on their heels. Built the last, never last. Up the gear, hit the gas. I'm a mash till a meal. I can't be lacking till it's sealed. Cause they too extravagant to chill. I ain't missing no games, road game. Watch me bring it home. I lost a couple out here. This a cold game, but I bounced back from it strong. We had it. Sveiki atvykę į Biker Build Custom 2025. Vienoj pusėje turim Killer Customą iš Lietuvos. Iš jų galima paimti pusę interviu viso projekto metu. Kol kas nieko nematome, kas vyksta, bet to viską pradės. Kita komanda iš Vokietijos, Biker Build. Kas tai yra? Tai kol kas mes nieko nematom. Matom tik tais besimėtančias detalės ir dvi komandas. Ir dvi komandas, kurios per šį savaitgalį surinks motociklą. Sekmadienį 13 valandą abi du motociklai turi būti užkurti. Jeigu tuo metu nesikurs motociklai, dar kažkiek bus duodama laiko ištaisyti savo klaidas, kad motociklas susikurtų. Kas nugalės, spręs žiūrovai, bus neužilgo pastatyta dėžutė, į kurią bus galima mesti savo balsą. Motociklas turi būti pilnai išrinktas, kurį jie atsivežė pasiruošę, aišku, nudažytos dalis, ratai, padangos užmontuotos ant ratų, jeigu tai yra Harley's, variklis ir dėžė turi būti atskirai. Visa kita turės susirinkti per šį savaitgalį. Taisyklės numato, kad maksimaliai 3 žmonės gali rinkti motociklą, tai šiuo atveju vokiečių komanda bus dviese. Klausimas jiems, kiek laiko dirbo prie motociklo, kol dabar viską atsivežė. Aktyviai dirba prieš 3 mėnesius ruošdamiesi šitam konkursui, ruošė visas savo detalės. Susigalvojo konceptą ir pradėjo gaminti. Idėja, kad sukurti motociklą, kurio dar nieks nematė. Jie nori būti pirmieji Vokietijoje, kurie dabar šitą motociklą tokį skurs. Pastarosius porą metų dominavo Indian motociklai, kurie laimėjo. Šiais metais šitas dominacija bus nutraukta, nes, kaip matom, abidvi komandos gamins Harlius. Ir atidengiama vokiečių komandos atsivežtas rėmas. Softailo rėmas matosi. FXBB. Pasirinko dėl to, kad šitą motociklą galima perdirbti įvairiais būdais ir pabandys nustebinti publiką šiais metais. Labai įdomius akcentai, auksiniai varžtai ir rėmas kelių spalvų, taigi būkim nustebinti. Ir lietuvių komanda Killer Customs. Labai įdomus lietuvių stilistika ir įrengta scena. Sveiki atvykę į Biker Build Off 2025. Kiek laiko jūs jau versle? Nuo 2000-ųjų, tai 25 metus. Atrodai labai jaunas, kaip 25 metus versle. Sako, aš labai jaunas jau pradėjau ir dabar nesu toks jaunas, bet jaunai jaučiuosi. Mačiau jūsų puslapį, kad jūs gaminate detalės Harley Davidson motociklams. Kiek laiko jūs gaminate detalės? Pradėjom gaminti detalės nuo 2012 metų. Mes gaminame savo idėjas.
Turime daugiau negu 500 skirtingų detalių. Ne iš Kinijos, o gaminame savo produktus. Kiek matau jūsų instaliacijas, atrodo šitie keistai. Mes norėjom parodyti, kad tai nėra tiesiog detalių surinkimas, bet yra custom motociklių surinkimas, kad mes turim dirbti labai preciziškai, labai švariai, kaip ligoniniai. Mes turim daryti motociklą taip, kaip gydytumėm žmogų. Matau, yra Milwaukee 8 variklis. Kokį rėmą jūs naudosit? Laurinai, prašom atidengti rėmą. 2023 Heritage rėmas. Motociklas bus tikrai custom, kas bus su varikliu ir kaip jis atrodys, pamatysite vėliau. Und wir haben ja schon gesehen, da ist das Getriebe, unten steht ein Milwaukee 8 Motor und am Rahmen ist also nichts verändert. So the frame is fully stock. Rėmas kol kas visiškai nepakeistas, visiškas stokas. Pakeista bus tik tais galinė šakė. Tai jeigu komandos pasiruošusios, galite pradėti Biker Build Off 2025 prasideda. Važiuojam! Tai kaip matote, tik startavo Biker Build Off 2025, kuriame dalyvauja ir viena lietuviška komanda, tai yra Killer Customs. Labai džiaugiamės už Lietuvą ir palaikome juos. Netrukus atsiras dėžė, kurią balsuos būtent žiūrovai ir jie nuspręs, kuris motociklas šiemet laimės. Taigi pasigavome vieną iš moderatorių, kuris moderuoja visą konkursą ir pabandysim šiek tiek pakalbinti. Also, hallo? Sveiki, aš Mantas iš Lietuvos. Labas, aš esu Frankas iš Vokietijos ir moderuoju kasmet Biker Build Off konkursą. Taip pat organizuoju daug custom parodų visame pasaulyje. Dubajų, Kuveite, Pietų Afrikoje. Puiku, bet pakalbėkime apie šią parodą. Kada ji prasidėjo, kas sugalvojo ir kaip gimė tokia idėja organizuoti custom bike show. Na, paroda iš tikrųjų labai sena, organizuojama jau daugiau nei 20 metų. Anksčiau organizuota buvo Custom Performance paroda, vėliau keitėsi organizatorius ir kažkiek pats konceptas, bet tokio pobūdžio paroda kaip čia egzistuoja jau daugiau nei 20 metis. Paroda organizuojama, kad būtų patraukli lankytojams su ypatingai daug custom motociklų, įvairiais pasirodymais ir žinoma šio Biker Build Off konkursui. Taip, šis konkursas tikrai įdomus, kada gimė idėja tokiam konkursui. Biker Build Off konkursas šiemet jau yra 16 ar netgi 17. Jame visuomet dalyvauja dvi komandos, viena iš jų Vokietijos, kita būna iš bet kurios kitos valstybės. Ir kiekvienais metais konkursas tikrai jaudinantis. Na, o tarkim, jeigu aš sugalvočiau dalyvauti kitais metais, kaip jūs atrenkant dalyvius? Jei sugalvočiau, ką aš turėčiau padaryti? Iš esmės tai labai paprasta. Custom Bike Show parodos internetiniam puslapyje yra anketa, kurią reikia užpildyti. Ir paprasčiausiai tokiu būdu iškelti savo kandidatūrą. Tuomet jau organizatoriai žiūri, sprendžia, ką pakviesti. Stengiamasi, kad nesikartotų šalis, dalyviai, kad motociklo projektai būtų išskirtinesni ir taip toliau. Taigi tiesiog registruokitės. Tai žinoma ir didelė reklama dalyviams, nes kasmet dalyvauja daug spaudos, medijos atstovų, žmonės mato dalyvaujančias kompanijas, taigi tai didelė niša save pasireklamuoti.
Tikrai taip. Na, o komanda iš Lietuvos. Ar tikrai pirma konkurse dalyvaujanti komanda iš Lietuvos per tos 16 metų? Taip, lietuviai dalyvauja pirmą kartą konkurse per 16 metų ir aš jau pasidomėjau, jie atkeliavo 1500 km. 1300. 1300? Gerai. Tai jis man šiek tiek pamelavo. Na, o jeigu rimtai, tai tikrai pirmoji komanda iš Lietuvos. Turėjome dalyvių iš Šveicarijos, Anglijos, na, iš visos Europos, bet pirmą kartą iš Lietuvos. Ir tai tikrai šaunu. Kas dar tikrai šaunu, tai kad abu konkursų motociklai bus sąlyginai panašus. Abu iš Harley Davidson Softail serijos, abu su Milwaukee 8 motoru, nors pats motociklų konceptas ir skirstis, tačiau esame turėję labai skirtingų konkurentų. Pavyzdžiui, Indian ir BMW, ar pilnai custom motociklą tik su Triumfo varikliu. Tikrai buvo visko, bet galiausiai, svarbiausiai dalyvaujančiame Biker Build Off konkurse yra gerai praleistas laikas ir kad tai daroma iš visos širdies. Ir visiškai nesvarbu, su kokiu varikliu tu dirbi. Tuo pačiu parodoma žmonėm, kiek reikia pastangų. Tikrai taip, mes jau matome, kad pastangų reikia labai daug ir tikrai ne vien tik čia per tas 3 dienas. Abi komandos tikrai daug darbo atliko dar namuose. Ačiū už puikų interviu ir pasimatysim rytoj, kai varikliai bus užkuriami. Visos parodos metu bus renkami patys gražiausi, patys naujoviškiausi ir patys ekstremtiškiausi motociklai, suskirstyti 20 skirtingų kategorijų. Ir vienoje jų dalyvauja ir lietuviai B&B Customs ir štai jų Harley Davidson Street Glide. Pristatyti B&B Custom atstovą. Kuo jūs vardu? Mantas Malonu. Mantas Malonu, aš Rokas. Tai gal pirmas klausimas, kaip sekės kelionė iš Lietuvos į Vokietiją? Gerai, važiavėm sudėtingom oro sąlygom, sniegas, ledas, visos stichijos realiai, bet viskas gerai, saugiai, greitai ir punktualiai atvykom į čia. Nu tai labai šaunu. Tai gal pristatyk, ką mes šiandien turim įstatytą parodoj. Šiandien atsivežėm mūsų Street Glide 20 metų modeliuką. Vienu žodžiu, pilnai prikrautas faršas, pradedant nuo Olinsa mortikų, Brembo stabdžių sistemos, visiškai custom, stilingo ir sudėtingo kruopštaus išdažymo, Brembo sistema viršui, rebufini pakojai, gripai, Screaming Eagle filtrai, 131 motoras, Bakerio dėžės, TBR išmetimo sistema, Olinsai gale, stabdžiai gale Brembo, sėdam, nu žodžiu, pilnas faršas, custom, naujovų ir aukščiausios kokybės detalių. Tai realiai turbūt originaliai liko tik rėmas. Originalas jo, realiai rėmas ir visi plastikai aplinkui. Iš esmės dėžės, šoniukai, žinai, priekiniai, fairingai, Bajava lempos dar turim, pirmą nepaminėjau. Tiesiog labai daug komponentų tikrai žmogus. Iš tikrųjų, tai šitas motociklas buvo prifarširuotas ir daug investicijų. Tai realiai vienas iš mūsų geriausių kūrinių šiandieną. Kodėl pasirinkot būtent Street Glide modelį? Ne tai, kad būtent Street Glide. Vienu žodžiu, šito motociklo priešistorija buvo ta, kad mūsų klientas jį nusipirko ir norėjo pasidaryti konkrečiai visiškai skirtinį custom dizaino motociklą. Tai gavosi taip, kad mes turėjom labai didelę erdvę, kur galim išpildyti savo visus lūkesčius, norus, ta prasme, ir mūsų fantaziją išvaduoti. Tai va būtent dėl to. Šiaip nėra skirtumo, ar Street Glide ar Outlide daryti, ta prasme, mums tas nesukelia jokių skirtingų emocijų. Aišku, patys važinėjom su Outlidais dažniausiai. Mūsų meilė ten yra šiek tiek, bet šitas motociklas visiškai nieko neatsilieka realiai. Matau, kad motociklas yra pardavinėjamas, tai gal atskleisi paslaptį, kokia jo kaina? 40 ir į viršų. Ai, tai nėra tai blogai. Parodoj vyksta Build Offo konkursas, galbūt kitais metais planuojate ir jūs sudalyvauti jame? Geras klausimas, galimai. Galimai.
Taigi esam Thunderbike stende ir norim šiek tiek pakalbinti jų kūrėjus ir atstovus. Labas, labas. Aš esu Mantas iš Lietuvos, o aš esu Niki iš Thunderbike. Šaunu. Visų pirma, tai noriu pasidžiaugti galimybę jūs pakalbinti. Mes žinome, kad esate vieni žinomiausių custom motociklų kūrėjų. Ar galite trumpai papasakoti, kas iš esmės yra Thunderbike? Na taip, mes esam Harley Davidson dileriai, prekiaujam motociklais, bet didžiąją dalimi esame ir Harley Davidson motociklų detalių kūrėjai ir gamintojai. Turime daug CNC staklių, suvirinimo stendų ir gaminame daug detalių, kurios yra matomos mūsų stende ant motociklų. Visą tai atliekame čia pat mūsų gamykloje Vokietijoje. Tikrai šaunu. Jūsų stende šiemet matome tikrai daug puikių motociklų. Kuris motociklas jūsų nuomonė šiemet yra geriausias? Geriausias? Na, sunku pasakyti. Jie tikrai visi yra kiti, bet tarp jų turime tikrai 2-3 bombas, kurie tikrai išskirtiniai. Tarp jų yra šis Chicano. Taip, mes jau irgi jį apžiūrėjom šį modelį, jis mums tikrai patiko. Kiek valandų, dienų ar mėnesių užtrunka gyvendinti tokį projektą? Na, taip tiksliai atsakyti neįmanoma. Pavyzdžiui, šio modelio pagrindinis akcentas yra mūsų kurtos daiktadėžės. Tokios detalės gamyba reikalauja daug laiko, didelis akcentas yra vyriai, kuriuos turėjome ir praėjusiais metais, bet buvo toliau tobulinami, kaip pavyzdžiui, ir šie intarpai. Tai toks akcentas reikalauja tikrai daug laiko, bet kiek tiksliai niekada negalima pasakyti. Metus? Ne, iš tiesų viskas susirenka gana greitai. Tačiau priklauso, ar motociklui montuojamos naujos gamybos detalės, tai gali užtrukti ir kelis metus, kol gaunamas tobulas rezultatas. O kaip gimsta idėjos tokiems projektams? Sapnuojate, braižote ar dar kaip? Turime CAD braižybos specialistus pas save įmonėje, tačiau procesas vyksta pradedant motociklus, detalės koreguojamos, perdaromos ir galiausiai išdirbami tokie projektai kaip šis. Labai gražus projektas. Kaip matome, šis motociklas parduodamas. Kokia jo kaina? Manyčiau kažkur apie 84. Na taip, 84 tūkstančių eurų. Manau, gera kaina. Ir aš taip manau. Kaip minėjau, mes esame iš Lietuvos. Pirmą kartą šioje parodoje. Ar pažįstate custom motociklų dirbtuvių iš Lietuvos? Aš asmeniškai? Jie ir čia beje irgi dalyvauja. Na, aš asmeniškai ne, bet gal mano tėtis. Na, galiu šiek tiek supažindinti. Tai Killer Custom, kurie dalyvauja šiemet Biker Build Off konkurse, taip pat BMB Customs, Tom & Sons, visi jie yra iš Lietuvos. Aišku. Beje, bet šiandien nespėjom visko parodyti. Laukite tęsinio. Galvojau irgi, kad vokiečiai bus išskirtiniai iš to, kad preciziškai, švaru, viskas idealu. Aš ten truputį pažiūrėjau pas juos, taip nėra. Nematau, kad tarp mūsų konkurencijos abiejų komandos dirba tą patį darbą. Stilistiškai kūrėm skirtingus projektus tas pats, bet ne tas pats. Jie labiau orientuoti į variklio našumą, na mes irgi kažkiek, bet labiau old school tipo toks miksas.